Sveiki. Ar kada teko susimastyti, kad tas apšilimo ritualas, kurį daugelis atlieka dešimtmečiais, iš tiesų gali nepadėti, o kaip tik pakenkti rezultatus? Šiandien mes griausime vieną didžiausių sporto mitų. Tad pasiruoškite, nes tai, ką išgirsite, gali pakeisti absoliučiai kiekvienos būsimos treniruotės pradžią. Gerai, nerkime tiesiai į temą. Įsivaizduokime tą klasikinį vaizdą. Sportuojantis žmogus susilenkęs, bando pasiekti kojų pirštus ir sustingsta toje pozicijoje gerai pusę minutės. Skamba labai pažįstama, argi? Na, tai ir yra statinis tempimas. Veiksmas, kurį daugelis vis dar laiko tiesiog privaloma apšilimo dalimi. Tačiau, pasirodo, mokslas atskleidžia visai kitokią tiesą. Ir štai skaičius, kuris tiesiog priverčia suklusti. Tyrimai rodo, kad toks statinis tempimas, atliekamas prieš krūvį, gali sumažinti jėgos potencialą net 10%. Pagalvokime apie tai – 10%. Vadinasi, vietoj to, kad paruoštume kūną darbui, mes jį, tiesą sakant, tiesiog silpniname. Sporto mokslo pasaulyje, žinote, debatai tarp skirtingų tempimo rūšių jau senai baigėsi. Autoritetingi leidiniai kaip antai Journal of Strength and Conditioning Research pateikė labai aiškias, nedviprasmiškas išvadas. Esmė ne tik ar atlikti tempimo pratimus, bet ir kada, bei svarbiausia, kokius. Taigi, koks tas esminis skirtumas tarp statinio ir dinaminio tempimo? Na, statinis tempimas – tai ilgas pozicijos laikymas. Jo metu raumenis yra pernelyg atpalaiduojamas, todėl jis idealiai tinka atsigavimui po krūvio. O dinaminis tempimas – visiška priešingybė – tai aktyvūs kontroliuojami judesiai per visą įmanomą amplitudę. Jo tikslas – sužadinti raumenis, pažadinti nervų sistemą ir paruošti juos intensyviam darbui. Mokslas šiam reiškiniui netgi turi konkretų pavadinimą – tempimo sukeltas jėgos deficitas. Ką tai reiškia? Kai raumo yra per daug atpalaiduojamas prieš pat jam atliekant sunkų darbą, jis praranda kritiškai svarbų standumą. O be to standumo, be jo neįmanoma efektyviai generuoti jokios sprogstamosios jėgos. Ši analogija, manau, viską paaiškina tiesiog tobulai. Kad strėlė lėktų toli ir galingai, lanko templė turi būti įtempta. Lygiai tas pats galioja ir raumeniui. Norint pakelti svorį ar atlikti staigų judesį, jam reikia optimalaus tonuso. Būtent to tonuso, kurį statinis tempimas prieš treniruotę ir panaikina. Gerai, problema aiški. Bet koks tada sprendimas? Pažiūrėkime, kaip ruošiasi tie, kurių rezultatai kalba patys už save – profesionalūs atletai ir elitiniai kariai. Reikia suprasti, kad tikrasis apšilimo tikslas yra ne tiesiog ištempti raumenis. Ne. Pagrindinis tikslas pasiekti takozinamą neuromuskulinį sužadinimą. Tai reiškia pakelti kūno temperatūrą, pažadinti centrinę nervų sistemą ir optimizuoti signalų perdavimą iš smegenų į raumenis. Būtent tai ir pasiekiama dinaminiais pratimais. Pasaulinio lygio tempimo ekspertas dr. Davidas Bach savo tyrimais įrodė, kad dinaminis apšilimas tiesiogiai gerina sportinius rodžikius. Jis didina sprogstamą jėgą, aštrina reakciją, aktyvuoja tos giliusius stabilizuojančius raumenis ir, žinoma, paruošia sąnarių specifiniam krūviui, kuris jų laukia. Ir jeigu reikia galutinio argumento, štai jis. Elitiniai specialiųjų pajėgų kariai. Žmonės, kurių fizinis pasirengimas yra tiesiog kitame lygmenyje. Ar įsivaizduojate, kad jie prieš operaciją atlieka statinius tempimus? Tikrai ne. Jų apšilimas tai kompleksiniai funkciniai judesiai, kurie imituoja būsimus veiksmus ir paruošia kūną staigiam nenuspėjamam stresui. Kai nuo pasiruošimo priklauso gyvybė, pasirenkami tik patys efektyviausi metodai. Čia klaidoms vietos nelieka. Taigi, kaip visą šią informaciją pritaikyti praktiškai? Veiksmų planas, tiesą sakant, yra labai aiškus ir logiškas. Optimizuota treniruotė sudaro 3 atskiras dalis ir kiekviena iš jų reikia visiškai skirtingo požiūrio. Į treniruotę verta žiūrėti kaip į 3 fazių procesą. Pirma – apšilimas, skirtas paruošimui. Antra – pagrindinė dalis, skirta darbui. Ir trečia – atsistatymas, skirtas nurimimui. Kiekviena fazė turi savo konkretų tikslą ir reikalauja specifinių judesių. Štai ši lentelė viską puikiai apibendrina. Apšilimo fazėje tik dinaminiai judesiai, kojų mostai, rankų sukimai, tikslas suaktyvinti kraujotaką ir nervų sistemą.
Pagrindinės dalies metu prieš sunkius pratimus atliekami specifiniai apšilimo judesiai. Pavyzdžiui, keli pritupimai su tuščia štanga, kad kūnas prisimintų judesio modelį. Ir tik po visko atsistatymui ateina laikas statiniams tempimams. Būtent jie padeda sumažinti raumenų tonusą ir nuraminti visą sistemą. Tačiau reikia suprasti, kad raumenų parengtis priklauso ne vien nuo tempimo pratimų. Yra dar keletas papildomų, bet nemažiau svarbių veiksnių, į kuriuos tiesiog būtina atsižvelgti. Norint užtikrinti optimalią raumenų funkciją, svarbus keli fundamentalūs dalykai. Pirma, hidratacija. Pakankamas skysčių kiekis yra gyvybiškai svarbus raumenų elastingumui. Antra, magnis. Jo trūkumas gali lemti nuolatinę raumenų įtampą, kurios jokie tempimai nepanaikins. Na ir galiausiai lėtinis stresas. Aukštas streso hormono kortizolio lygis tiesiogiai didina raumenų tonusą, todėl kartais keli gilūs įkvėpimai gali būti naudingesni už bet kokį pratimą. Jei iš viso šito reikėtų išsinešti vieną vienintelę mintį, ji būtų būtent tokia. Tai paprasta, bet neįtikimai veiksminga taisyklė. Prieš darbą dinamiškas judesys, po darbą statinis poilsis. Tai principas, kuris padės pasiekti geresnius rezultatus ir išvengti traumų. Tad dabar, žinant visus šiuos faktus, kyla esminis klausimas. Galbūt atėjo laikas kritiškai įvertinti savo apšilimo rutiną ir pakeisti ją tokia, kuri paremta mokslu, o ne pasenusiais įpročiais.